Sveiki, brangiai. Iš tikrųjų, gera būti mylimam ir mylėti. Kartais mūsų veiksmai vedami neteisingų motyvų atrodytų labai teisingi, labai reikalingi, bet jie sukelia skausmą, sukelia nepasitenkinimą ir kartais jie yra tiesiog būtini, kad tu tai padarytum. Ir ką aš noriu pasakyti apie tai, kad man tiesiog buvo toks momentas, kad, pavyzdžiui, dabar kalbėjausi su žmonėmis ir skelbiau Evangeliją, skelbiau, kaip Dievas juos myli. Ir yra tas momentas, kai jie sako, ne, man nieko nereikia, žinai, aš nenoriu, aš pats čia, žinai, karalius. Yra tas momentas, kad atrodytų kaip ir atmeta, ne? Toksai, atrodytų pasipriešinimas, žinai, labai stiprus. Bet man Dievas prakalbėjo per vieną situaciją, žinai, aš paskambinau namo ir tiesiog sužinojau, kad Augustį ten kažkas yra, žinai, ant po keliu, žinai, ta prasme kažkoks gumbas, žinai, Judita nuvežė pas daktarą, patikrinti, ten kažkokį gumbą rado, žinai. Ir aš norėjau už ją pasimelst, bet aš jau ilgą laiką nesu namuose ir sakau, pakviesk Augustę, žinai, sako, Judita, ateik Augustę, žinai. Ir jinai sako, ne, aš bijau. Ir man taip suspaudė širdį, kad aš, ta prasme, verkt pradėjau, iš tikrųjų, man taip sunku pasidarė, žinai, kad aš čia atsiskirtas ir va tas momentas, kada Dievas nori išgydyti žmonės ir jie tiesiog bijo, nori padėti jiems ir jų ta baimė sako, aš nenoriu ir jų ta baimė sako, aš atmetu, o jie tiesiog išsigandę vaikai. Ir aš žinau, kai aš grįšiu, aš griebsiu savo vaikus į glėbį ir mylėsiu juos, ta prasme, eisim, darysim viską, ką reikės, kad tik tai jie manęs niekada nebijotų. Pasilgti gali, bet bijot niekada. Niekada aš savo mergaitėm neleisiu manęs bijot. Neleisiu, išgirst teisingai. Jos gali bandyti, bet aš niekada neleisiu tam įvykti. Nežinau, kiek man reikės atstatyti tai, bet aš atstatysiu. Nes tai meilė. Ir šitos meilės nepakeis niekas, nes tai iš Dievo. Ir kada tu myli žmogų, taip kaip Dievas myli. Nes toks aš esu. Aš myliu taip, kaip Dievas myli. Nėra tiesiog kitos meilės. Ten kiti dalykai, kurie vadinami meilė, nėra meilė, nes nei vienas žmogus negali mylėti kitaip, kaip Dievas myli. Negali. Jis gali mėgti, jam gali patikti, jis gali geisti, bet nei vienas žmogus negali mylėti kitaip, kaip Dievas myli, nes Dievas yra meilė ir ta meilės išraiška reiškiasi per tą žmogų, tuo asmeniu, iš kurio jinai yra priimta, nes Jonas aiškiai pasakė, nei vienas negali mylėti, bent jisai buvo pamiltas. Ir va būtent per tą Dievo meilę, kada jinai pradeda reikštis, nesvarbu kokią formą jisai žino ar nežino to, bet jisai reiškiasi tik tai Dievo būdu. Kiekvienam žmogui iš karto sakai meilę ir sako, čia ne meilė, čia savanaudiškumas, čia išskaičiavimas, dar kažkas. Iš karto žmogus, iš kur net gimė žmogus šitą atpažįsta. Tai būtent meilė, kada tu atiduodi save, kada tu dovanoji kitam visą 100% ir kada tu trokšti, ne dėl to, kad jisai kažkaip tai ten tu pasipelnysi iš to, bet tu tiesiog trokšti tos meilės, tėkmės atgal, ne dėl to, kad tau to reikia, bet dėl to, kad tas žmogus jaustųsi nuostabiai šalia tavęs. Tai lygiai taip pat ir Dievas, jisai myli tave ne dėl to, kad jisai ten kažkaip geriau pasijaustų, bet dėl to, kad tu gerai, nuostabiai, nepakartojamai jaustumėsi šalia jo. Tai yra meilė.
kartais jisai tai parodo per pačius aštriausius kampus. Ir aš dabar tai suprantu taip, kad dalinkitės tą meilę ir būkite drąsūs, nes tobula meilė išvėja bet kokią baimę. Eikit ir pasakykit žmonėms, su kuriais susipykote, kad jūs juos mylite ir seniausiai jau jiem atleidote ir jau pamiršote ir tiesiog jie dar galvoja, jeigu jie dar vaikšto ir ką nors dar prisimena blogo, te išnyksta tarp jūsų bet kokie piktumai. Tie meilės santykiai įsilepsnoja kiekviename iš jūsų. Ir kad joks velnio melas negalėtų jums trukdyti mylėti vieni kitus, dalintis tuo, ką Dievas daro jumise, ką Jisai nori išreikšti per jūs. Ir ta šlovė Dievo būna matoma per jūsų meilę. Per tą meilę, kurią Dievas dovanoja jums. Taip, kad būkit mylimi, būkit palaiminti ir viskas jums sekasi.